LRT radijo laida apie švietimą 10 balų. Labadiena, čia LRT radijo švietimo laida 10 balų ir žurnalistė Jonė Kučinskaitė. Šiandienos laidos tema, kas lemia patyčias mokyklose, kodėl daugėja įžūlių tiek iš bendramokslių, tiek iš mokytojų besityčiojančių nevaldomų vaikų ir paauglių. O mūsų laidos svečiai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, Nacionalinės alkoholio ir tabako kontrolės koalicijos prezidentas, daktaras Aurelijus Veryga. Labadiena, profesoriau. Sveiki. O telefonu netrukus kalbėsime ir su Vaikų gerovės centro pastogė psichologė Egle Baužyte Draxler. Mūsų laida yra tiesioginė ir jei turite klausimų ar norite pasidalyti savo pastebėjimais, laukiame jūsų skambučių telefonais Vilniuje 85 233 1012 arba 233 1013. Sociologiniai tyrimai rodo, kad daugiau nei 57% Lietuvos mokinių pastebi, jog kai kurie jų bendraklasiai su mokytojais elgiasi nepagarbiai, įžūliai. Daugiau nei 46% mokinių teigia, jog klasėje pamokų metu dažnai būna taip triukšminga, kad sunku susikaupti ir mokytis. Daugiau nei ketvirtadalis mokinių sako, kad bendraklasiai dažniausiai šaiposi iš tų mokinių, kurie stengiasi gerai mokytis. O beveik 62% moksleivių teigia, jog jei jie vadovautų mokyklai, būtinai siektų, kad mokykloje būtų daugiau tvarkos. Tad profesoriau Veryga, kodėl daugėja įžūlių tiek iš bendramokslių, tiek iš mokytojų besityčiojančių, nevaldomų, net ir pamokų metu paauglių? Tikriausiai atsakymai šitą klausimą yra ne vienas ir priežasčių yra tikrai ne viena, bet viena iš tų priežasčių man pačiam buvo didelė naujiena, kai teko apsilankyti Kanadoje vykusioje vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų prevencijos konferencijoje, kur buvo nagrinėjama viena iš priežasčių būtent vaikų probleminio elgesio. Kas lemia, kad vaikai elgiasi būtent šitaip, jie yra nevaldomi, jie nereaguoja į kažkokius perspėjimus, į auklėjimo priemonės, į struktūruotą aplinkos terapiją, kur mes esame įpratę, kad vaikam turėtų padėti su probleminiu elgesiu. Ir dažniausiai būdavom linkę nurašyti šitas problemas auklėjimo kažkokiam tai trūkumam, problemam šeimose ir panašiai. Ir man pačiam buvo didelė naujiena išgirsti ir pamatyti, kiek daug bėdų gali atsitikti labai normaliose šeimose, kur mamos yra visiškai socialios, adekvačios, jos labai nori turėti sveikus, protingus vaikus. Kiek daug problemų gali kilti dėl to, kad tam tikri veiksmai yra padaromi nežinant, kad moteris laukiasi. Ir konkrečiai yra kalbama apie alkoholinį gėrimą pavartojimą tuo metu, kada moteris paprastai nežino, kad jinai yra nėščia. Ir būtent tuo metu vyksta greičiausias formavimasis, formuojasi centrinė nervų sistema ir net ir labai nedidelės alkoholinių gėrimų dozės gali pažeisti tos centrinės nervų sistemos formavimąsi, pažeisti nervinių ląstelių augimą, tam tikrų tinklų formavimąsi, jungčių formavimąsi, pažeisti tą dangą, kuri dengia nervinės ląsteles, per kurias plinta nervinis impulsas. Ir tai yra ne koks nors auklėjimo ar blogo elgesio su vaiku rezultatas, bet tai yra visiškai tokio biologinio defekto pasiekmė, tai dalies tų vaikų elgesys yra susijęs su labai objektyviais biologiniais centrinės nervų sistemos pažeidimais. Dėl to dabar pasaulyje atsiranda netgi tokia diskusija, kad kai yra kalbama, pavyzdžiui, apie vaikus, kurie padaro labai sunkius nusikaltimus, tarkim, mokykloje, sužaloja arba net ir nužudo bendraamžius arba kažką padaro mokytojai ir yra nustatomas toks pažeidimas, tai ar vaikas yra kaltas. Ar jis yra iš viso pakaltinamas tokioje situacijoje, nes jisai kaip ir neatsakingas yra už tai, kas jam atsitiko. Tai viena iš priežasčių, dėl ko greičiausiai daugėja tokių vaikų ir jų pagal kitų šalių tyrimus galėtų būti 4-5 maždaug procentai nuo visų vaikų, tai mes jų turim ir tokių probleminio elgesio apraiškų gali daugėti ir dėl šitos bėdos. Dabar mums paskambino ponas Antanas iš Šiaulių. Labadiena, ponia Antanai. Labadiena. Klausome. Klausom jūsų laidos dabar ir kyla daug klausimų. Taip, prašom. Žodžiu, man jau apie 60, aš taip pat į mokyklą ėjau ir mokytojas buvo šventas dalykas. Mokytoją gerbėm, jis buvo šviesulys, pavyzdys,
Dabar, kai pasiklausom, tai kas, tai demokratiją gavom ir paleido kaip iš, atsiprašant, kaip avinų banda iš tvarto laukiniai būtų. Kol nebus tvarkos, kol tik dabar mokinio negalima kokį nors žodį pasakyti, kokį griežtesnį. Tik kurgi matyti iš mokytojų tyčios, kad iš vaikų tai čia trumpa ir nėra kokia čia kalbėti, bet kad iš mokytojų, tik ką mokytojas tai buvo šviesulys, šviesuomenė ir dabar jis yra pavyzdys visiems turėtų būti, bet mokytojas dabar yra, žodžiu, trūksta žodžių, kol vaikai neturės, mokinai neturės savo pareigų, jie tik teisę žino. Taip. Viskas jam galima, o pareigų nėra. Tai va, tiek toli galėčiau pasakyti. Dėkojame ponui Antanui. Profesoriau, jūs paminėjote Kanadoje vykusią konferenciją. Iš jos jūs parsivežėte užsienio autoriaus, amerikiečio autoriaus knygą Pražūtingas ryšys, ją išleidote, išvertėte į lietuvių kalbą ir šios knygos autorius yra amerikietis pedagogas, buvęs mokyklos direktorius ir labdaros organizacijos Už sveikas vaikų smegenis steigėjas Jodis Alenas Krau. Ir šioje knygoje Pražūtingas ryšys jis pasakoja, kad vaikų turinčių mokymosi sunkumų, taip pat vadinamų problemiškio elgesio mokinių istorijas. Man teko šią knygą paskaityti, tiesiog labai atsitiktinai jį pasiekė mane ir knyga iš tiesų kelia šiurpą, nes autorius teigia, esą visos psichologinio ar fizinio smurto mokyklose istorijos yra pasekmė to, kad, kaip jūs minėjote, mama pirmosiomis nėštumo dienomis, tai yra dar iki sužinant, kad laukiasi, nes nėštumas nebuvo planuotas, vartojo alkoholį. Ir pasirodo, jei mama pirmosiomis nėštumo dienomis vartojo per vieną savaitę vos vieną porciją, tai yra 10 ml gryno alkoholio, jos vaikas bus linkęs nusikalsti daugiau nei 3 kartus dažniau nei kiti vaikai. Dar daugiau, Jodis Alenas Krau Amerikos mokyklose vykusius krūvinus incidentus, kai įvairūs mokiniai atsinešė ginklą į mokyklas ir ėmė šaudyti į bendramokslius bei mokytojus, vėlgi sieja su mama ir alkoholiu, net nedideliais alkoholio kiekiais. Ar šios istorijos ir požiūris yra pagrįstas moksliškai? Iš tikrųjų taip. Ir tai buvo dar vienas toks man akių atvirimas ir sukrėtimas. Aš tą knygą taip pat visiškai atsitiktinai įsigijau, nusipirkau iš autoriaus rankų ir galvojau, padėsiu knygas kaip ir visas į lentyną, kada nors paskaitysiu. Žinot, iš Kanados kelias ilgas, aš ją perskaičiau dar lėktuve ir labai užsinorėjau, kad jinai lietuvių kalba atsirastų. Nes, kaip jūs ir minėjote, jisai padarė tokį tyrimą, jis apvažiavo labai daug šeimų, tų Amerikos vadinamų šaulių kabutėse, tai yra vaikų šaudžiusių mokyklose, nužudžiusių savo bendramžius, vaikus, mokytojus. Ir jisai aiškinosi, kiek šeimoje, kiek mama galėjo atsiminti, ar ten artimieji galėjo pasakyti, kad yra buvę tokių epizodų, kur buvo vartotas alkoholis nėštumo metu ir apie 80% pasitvirtino tų atvejų. Ir tie vaikai atitiko to pažeidimo, sakykime, tokią profilį. Ir dabar jau yra atliekama daug tyrimų tiek su laboratoriniais gyvūnais, tiek, sakykime, netgi stebint tų pačių vaikų smegenis probleminės. Tai yra aiškiai nustatyta ir netgi parodyta jau dabar paveiksliukais, kurioje vietoje tas smegenų pažeidimas yra atsiradęs. Yra netgi matuojama jungtis tarp galvos smegenų pusrutulių, tų, kurie vienas ten yra labiau atsakingas už skaičiavimą, už tą tokį konkretų mąstymą, kitas labiau kūrybiškas ir tiem vaikam pažeistiem šita jungtis būna plonesnė. Kaip autorius ten taip vaizdžiai rašo, tai yra toks turėtų būti kaip greitkelis tarp dviejų galvos smegenų pusrutulių. Šitai pažeistiem vaikam tai yra geriausiu atveju žvyrkelis arba jo net ir iš viso būna, kad nėra iš viso tos jungties, tai reiškia tie pusrutuliai tarpusavį nelabai komunikuoja arba komunikuoja tokiais netiesioginiais būdais ir vaikam yra pažeistos zonos, kurios atsako už sprendimų priėmimą. Tai taip tie pažeidimai dabar jau yra įrodyti. Tas nebekelia praktiškai jokių diskusijų ir dėl to yra sakoma, kad joks kiekis nėštumo metu jis nėra saugus. Dabar mums skambino ponia Rūta iš Kauno. Labadiena, ponia Rūta. Labadiena. Norėčiau pacituoti gydytojos Genovaitės Aleknienės mintis apie tai. Alkoholis veikia vyriškas ir moteriškas lytinės ląsteles dar iki apvaisinimo, iki pastojimo. Ir tai turėtų žinoti ypač jauni žmonės, ketinantys turėti šeimas ir vaikus. Spermatozoidas formuojasi 60 parų,
o moteriškas kiaušinėlis dešimtmečiais. Tai yra gimusi moteriškos lyties naujagimė savo kiaušidėse turi apie 400 tūkstančių pirminių kiaušinėlių, o subręsta tik 400. Prasidėjus mėnesinėms, kiekvieną mėnesį ovuliacijos metu subręsta 1-2 kiaušinėliai ir pasiruošia apvaisinimui ir taip iki menopauzės. Nėštumus reikia planuoti, norint turėti pilnavertį sveiką vaiką. Vyras turi nevartoti alkoholio mažiausiai 60 dienų iki numatomo apvaisinimo, o moteris iki pasigimdys planuojamą vaikų skaičių. Tai yra labai svarbu žinoti mūsų jaunoms mamoms. Taip, dėkojame poniai Rūtai už komentarą, na iš tikrųjų labai papildė mūsų laidą, bet profesoriau, jūsų kolegos akušeriai ginekologai labai dažnai netgi patarė mamoms, kurioms gresia, pavyzdžiui, persileidimas, šiek tiek pavartoti konjakėlio, nes girdi spazmai sumažės ir jų vertinimų nedideli alkoholio kiekiai, pavyzdžiui, arbatinis šaukštas, tai yra 10 gramų konjako kasdien, tikrai nekenkia besiformuojančiam vaisiui. Tad kodėl gydytojai psichiatrai kalba vieną, o akušeriai ginekologai kitą? Na, kai kurie akušeriai ginekologai, mano kolegos labai pyksta, kai aš sakau, kad iki šiol taip yra patarinėjama, sako, senai taip jau nėra, bet žinau, kad gyvenimas yra truputį kitoks, negu norisi matyti, yra to patarinėjimo ir tai yra vienas iš tų blogų pavyzdžių, kurių neturėtų būti, nes tie maži alkoholio kiekiai negali ten atpalaiduoti nei gimdos raumens, tai yra labiau toks įsivaizdavimo dalykas, bet poveikį kitą jie tikrai gali padaryti ir mes turim vėlgi lietuviškus tyrimus, kurie rodo, kad mamos, kurios vartojo alkoholį nėštumo metu, tai nesvarbu didelį mažą kiekį, jos turėjo 10 kartų didesnę tikimybę pagimdyti neišnešiotą naujagimį. Ir taip ir buvo, nes čia tie tyrimai buvo daryti Lietuvoje, mūsų ligoniniai, kur gimė tie naujagimiai ir mamos, kurios prisipažino, kad jos nėštumo metu vartojo alkoholį, jos 10 kartų dažniau gimdydavo nepakankamo svorio naujagimius. Tai aš manau, kad tie patarimai greitai dings ir čia yra tiesiog išsilavinimo spragų klausimas. Pas mus kažkodėl šita problema nebuvo atkeliavusi iki tokio aukšto diskusijų lygio. Dabar jau medikai pradeda apie tai žinoti, pradeda dalintis tą informaciją ir aš manau, kad greitai šitie niekuo nepagristi patarinėjimai apie konjakėlius ir vynelius gerinėjimus, jie turėtų labai greitai dingti. Dabar mums paskambino ponas Audvydas iš Jurbarko rajono. Labadiena, ponia Audvydai. Labadiena. Alkoholis, aišku, čia tas yra nesveika, bet šiaip yra visur, kaip sako, kiekviena valdžia yra privatus organas ir čia turi būti prievarta su tom visokiam vaikų teisėm. Aš 58 gimimų, ir buvau tokia 53-4 gimimų, irgi išdykę vaikai, jie vyną, sėdėdavo klasės gale, vyną gerdavo, pamokos galėjo būdavo 3 vaikai, kokie prisigėrė. Jie 7-8 klasė. Tai buvo 3 vyrai mokytojai, jo dabar jie mirė, pasiguldydavo mokytojų kambarį, 2 laikydavo, 3 duodavo diržų. Ir užaugo žmonės normalūs, savo nieko nustojo tos vynus gert klasėse, o dabar su tam vaikų teisėm, kaip jau yra, mūsų krašte 5 žmogžudžiai. Tais laikais nebuvo jokių žmogžudžių, o dabar yra teisės, pareigos, jokios prievartos. Yra geriausias vaistas nuo visų pasiekimų yra diržas. Per užpakalį nei vienas nebuvo užmuštas. Dėkui ponui Audvydui už nuomonę. Na, mes kalbame truputėlį kitaip šiandieną ir dabar norėčiau kreiptis į Vaikų gerovės centro pastogę psichologę Eglę Baužytę Draksler. Labadiena, ponia Eglė. Labadiena. Sakykite, o kokia yra psichologų nuomonė? Ar tikrai nedideli alkoholio kiekiai, kuriuos tvarkinga, neasociali mama vartojo pirmosiomis nėštumo dienomis, o ar vėliau turi įtakos vaikų agresijai, patyčioms mokyklose? Ką jūs matote iš savo praktikos? Taip, tą įtaką, aišku, iš praktikos sunku nustatyti, ar ne kiek tėvai, ar mama, ar tėtis vartojo alkoholį ir kokį kiekį. Bet mes labai jaučiame visur aplinkoje ir aš esu dirbusi reabilitacijos centre, kur irgi buvo mamos su vaikučiais ir dabar dirbam su įvairiomis šeimomis, rizikos grupių ir globėjais, ir įtėviais, labai plataus spektro. Ir matom iš tikrųjų labai probleminio elgesio tą įtaką šeimom apskritai, kad tikrai tėveliam labai sunku suprasti, kodėl vaikai tokie kitokie, kaip čia mes girdėjome ir skambučių, negu jie buvo ir augo. Ir man didžiausias toks yra skirtumas, kad dabartiniai vaikai yra užaugę jau arba auga jau nepriklausomybės laikais, visai kitoje visuomenėje, vartoja
vartotojiškoje visuomenėje, galima sakyti, tai iš tikrųjų yra labai dideli informacijos srautai, pasirinkimai ir yra toks stebimas atotrūkis nuo to, ką išgyveno vaikas, augdamas visai kitoje visuomenėje ir ką išgyveno tėvai, augdami vėlgi savo laiku visai kitoje visuomenėje, visai kitų aspektų veikimo pasekoje. Ir matome, kad labai dažnas yra toks nesusikalbėjimas tarp kartų. Ir šitie vadinami X ir Y ir Z kartos vaikai dabartiniai, su kuriais vyresnioji karta neranda bendros kalbos, tai matom pagrindė ir yra didžiausia problema – negalėjimas įsijausti, suprasti ir padėti kartu ir negalėjimas ryšio užmegzti, kadangi atotrūkis yra labai stiprus. Tai tą nuolat stebime ir aišku, to pasekoje mes matome alkoholį vartojančių šeimų vaikai dažnai irgi patiria vis tiek socialinius, psichologinius veiksnius, nes, sakoma, alkoholis vis tiek kompensuoja tam tikrus poreikius, arba žmogus vartoja alkoholį ne šiaip, yra psichologinės, socialinės priežastis. Ir tai šeimoje vienokio ar kitokio būdu pasireiškia tuom, kad vaikai kažkiek tai sugeria jaučia, yra neatsakoma į jų poreikius. Yra neišgirstama, neįsiklausoma, nesuprantama, kuo jie gyvena ir, žinoma, tas agresijos jau pasireiškimas yra kaip rezultatas, pasiekmė tarpusavio ryšiuose. Ir ypač tai jaučiasi traktuojant raišumo teorijos atžvilgiu, kad jei žmogaus vaiko, ta prasme, didžiausias poreikis yra būtent artimam ryšiui ir kad kažkas jį suprastų, atsakytų jo poreikius, švelniai ir greitai sureaguotų nuosekliai. Tai jei to nėra šeimoje, jei vyksta kiti dalykai, tai vaikui kelia agresiją, nevaldoma dėmesį, nėra tos atsvaros ir pagalbos, kuri padėtų jam susireguliuoti. Tai autonomiškai mokytų, ar ne, modelis yra visai kitas, priklausomai nuo būtent tėvelio elgesio ir įpročių ir modelių. Ir dėl to vaikas lyg ir paliekamas vienas, susitvarkyti su savo vidiniu pasauliu pačiam, savarankiškai. Ir vieniems pavyksta geriau, kitiems blogiau. Tai tas labai stipru ir visur jaučiasi. Tai mums kaip reikia tokio naujo požiūrio į vaikų poreikius, sakyčiau, per prieraišumo teorijos pagrindus. Supratome, ponia Egle, ačiū. LRT radijo laida 10 balų. Jūs klausotės švietimo laidos 10 balų, kuri transliuojama ketvirtadieniais po 16 valandos žinių, o kartojama ketvirtadienį vakare 20 val. 20 minučių. Su LRT radijo svečiais profesoriumi Aurelijumi Veryga bei psichologe Egle Baužyte Draxler aiškinamės, kiek tėvų įpročiai iki gimstant vaikui turi įtakos jo vėlesniam elgesiui, agresijai, impulsyvumui, nesitvardymui, bendraujant su bendramoksliais ir mokytojais bei patyčioms. Profesoriau, o kodėl kiti vaikai pasiduoda smurtaujančių vaikų, turinčių smegenų pažaidą, beje neretai ir prastai besimokančių įtakai, tai yra kartu su jais tyčiojasi iš mokytojų, iš geriau besimokančių bendramokslių, įsitraukia į gaujas arba tiesiog tyliai palaiko elgesį tokių vaikų? Vėlgi yra, matyt, daug paaiškinimų, tai vienas iš tų, ką psichologė minėjo, tai kokį jie pavyzdį mato ne tik mokykloje greičiausiai, bet ir namie, kaip su jais yra bendraujama. Ir kokį jie mato tėvų elgesį, nes suaugusių visuomenė yra pilna patyčių. Suaugėgi žmonės beprotiškai tyčiojasi vieni iš kitų, tie patys tėvai tyčiojasi iš kaimynų, iš giminaičių kažkokių kitokių, tai vaikai jie tiesiog persiminė. Jiem įdomu, kai vaikas yra kitas, kažkoks keistas, kitoks, jisai kažkaip iššaukiančiai elgesi, nes paauglystė yra laikas, kada norisi save dėmesį atkreipti. Tai kartais mes esam linkę mėgdžioti tokius kažkokius kitokius elgesius, bet man čia toks labai svarbus dalykas prasprūdo, tiesiog aš bijau, kad žmonės gali nelabai suprasti, nes mes čia pakalbėjom ir žmonės skambina, sako, va čia ir diržą reikia duoti ir čia ir reikia pagarbos ir panašiai. Panašu, kad žmonės nelabai supranta, gal apie ką mes net kalbam. Aš jums tokį tada duosiu paprastesnį pavyzdį, visai ūkišką. Įsivaizduokit, jeigu mes paimtumėm vaikui, nulaužtumėm koją ir prašytumėm, kad jis vaikščiotų taip kaip sveikas vaikas, kad jis eitų ir bėgtų taip kaip visi kiti vaikai,
Tai šitas pažeidimas, šita problema yra biologinis pažeidimas, čia ne auklėjimas, čia ne kažkas kažkam netinkamai paaiškino, kad mokytoją reikia gerbti, ne kažkaip pavyzdžio nematė, tai yra tiesiog biologiniai pažeidimai, dėl kurių tas vaikas, jisai tiesiog yra, savotiškai, sakykim, tam tikra prasme neįgalus, normaliai prisitaikyti ir normaliai elgtis. Ir mes dažniausiai nurašom auklėjimui, mes pridiagnozuojam visokių hiperaktyvaus elgesio sutrikimų, ten dėmesio koncentracijos sutrikimų. Realiai net nesidomėję, dėl ko taip kilo ir dabar jau tik atsiranda tos galimybės žinot, kas čia darosi ir bėda jam padėti yra labai sunku. Jūs tą vaiką galite, aš taip negražiai pasakysiu, net jeigu ir užmuštumėt, jūs jo neišmokytumėt tokiu būdu. Nes iš tikrųjų tos knygos Pražūtingas ryšys autorius Džodis Alenas Krau pastebi, jog mokinių, kurių pažeistos smegenys dėl mamos nėštumo metu vartoto alkoholio, neveikia jokie įspėjimai dėl prasto elgesio, bausmės, grasinimai išmesti iš mokyklos dėl įžūlumo ir taip toliau. Dabar mums skambina ponia Vida iš Kauno. Labadiena, ponia Vida. Labadiena. Dingo ponia Vida. Profesoriau, o ar smegenų pažaida dėl mamos vartoto alkoholio visiems vaikams pasireiškia vienodai? Ne vienodai, nes labai priklauso nuo to, kuriuo laikotarpiu buvo išgerta ir kiek buvo išgerta. Nes kuo daugiau buvo išgerta ir kuo tas laikotarpis nėštumo yra ankstesnis, tuo bus didesnis pažeidimas, nes mažiau susiformavę. Kuo vėliau, tuo tų pažeidimų mažiau ir vėlgi nuo kiekio priklausys. Tai vaikai bus labai skirtingi. Pats baisiausias variantas tai jau yra vaisiaus alkoholinis sindromas, kur jau yra matome netgi veido bruožai pasikeitę, yra vidaus organų tam tikri pažeidimai, širdies ydos gali būti ir panašus dalykai, bet tada jau mama dažniausiai būna vartojanti visą nėštumą, jinai būna gana smarkiai išgėrinėjanti, bet mes čia šnekam apie tos subtilesnius, kurie neturi matomų veido pakenkimų ir tai yra labiau besireiškiantis dalykai per elgesį, per mokymasi, nes tie vaikai vėl pasiekia tam tikrą intelektinio vystymosi slenkstį ir nebegali toliau progresuoti, mokytis, tada jie atsilieka, iš jų yra pradedama juoktis, nes jie nesugeba su kitais vaikais kartu mokytis taip kaip kiti, žodžiu, stoja jų raida tam tikroje vietoje ir tada prasideda kitos bėdos. Jie yra išstumiami iš grupės, jie yra smerkiami mokytojų, kaltinami tėvai, kad jie nemoka su tuo vaiku užsiimti, neskiria jam dėmesio ir panašiai. Tuo tarpu ta problema yra visai kitoj vietoj. O ką jūs patartumėte tėvams arba įtėviams, kurie galbūt įsivaikino vaikus, kurių mamos nėštumo metu girtavo, kaip auklėti tokį vaiką, kaip jį auginti, kaip su jais kalbėtis, ko negalima daryti ir ką dera daryti, nes daugybė mūsų pašnekovų kalbėjo apie tai, kad reikėtų bizūnėlio šiek tiek, bet mes matome, kad bizūnėlis čia neveikia šioje situacijoje. Ne, aš kaip ir sakiau, jūs tą vaiką net jeigu ir užmuštumėt, jūs jo neišauklėtumėt ir jokiom tokiom priemonėm jūs jo tikrai nepakeisit ir man teko bendrauti su tėvais užsieniečiais, kurie yra įsivaikinę tokių vaikų. Jie iki šiol kankinasi ir nežino, kaip tinkamai elgtis, ką daryti, pradedant stengiasi tam vaikui kažkaip sukurti ir šiltą aplinką ir duoti geras sąlygas. Ir prie kažkokių gyvūnų nuvest, kur mes čia dabar visokias tas terapijas taikom. Bet nepaisant to, tas vaikas vis tiek yra probleminis ir didžiausia bėda tėvam būna iškęsti, išgyventi. Nes tie vaikai per savo neadekvatumą jie pridaro visokių bėdų. Tokia įdomią istoriją pasakojo viena mano kolegė, kaip vaikai nuėjo į mokyklą su tokiu sindromu. Papasakojo, kaip mama nužudė tėtį ir jį užkasė kažkur už sandėliuko kieme. Ir kaip susirinko, sako, aš grįžtu namo, matau, kaip pilnas kiemas yra policijos, atkasinėja tėtį, kuris grįžta gretima mašina. Tuo tarpu tiem vaikam viskas atrodo labai gerai. Jie